išgirsti keletą prieš tai buvusių pranešimų ir jie taip visi gražiai jungiasi, vienas kitą papildo, o aš bandysiu pratesti, kas buvo pasakyta. Gal pradėti norėčiau nuo klausimo auditorijai, kiek iš čia esančių atstovaujat kokį nors kibernetinio saugumo subjektą arba teikiat paslaugą kibernetinio saugumo subjektui. Tiesiog tokį įspūdį susidaryti. Neblogas rezultatas, teko pranešimą skaityti, kur niekas rankų nepakėlė, tai buvo truputį sunkiau. Tai šios dienos mano tema yra kibernetinio saugumo įstatymas, iššūkiai ir galimybės. Nacionaliniam kibernetinio saugumo centre mes beveik nebenaudojam termino NIS2, nes Lietuva perkelė į kibernetinio saugumo įstatymą NIS2 reikalavimus ir mes dabar kalbam per nacionalinės teisės prizmę apie tai. Savo pristatymą aš taip į dvi dalis mintise esu padalinęs. Pirmoji dalis yra daugiau bendrai apie Lietuvos kibernetinio saugumo architektūrą, apie subjektus, apie tokius bazinius dalykus, o antra dalis labiau apie tuos iššūkius ir galimybės per NKS veiklą, per įstatyminius įpareigojimus ir norėsiu tiesiog pabandyti atskleisti, kad ne vien ta kontrolė, bet mes labiausiai linkę bendradarbiauti, padėti ir patarti. Taip, tai kibernetinis saugumas Lietuvoje. Čia mes save labai taip geltonai pasiryškinę esam, bet kaip matot, yra daugybė institucijų, kurios turi vienokį ir kitokį vaidmenį. Tai pradedant nuo viršaus yra politinė, turbūt vadinkim dalis, tų pačių teisės aktų kūrimas, strategijų dėliojimas. Tada matom nacionalinį krizių valdymo centrą prie vyriausybės, kurio džiugu, kad kol kas pagalbos neprireikė šitoj kibernetinio saugumo srityje, bet jie į pagalbą ateitų, jeigu ištiktų kibernetinė krizė Lietuvoje arba regione. Tada yra mūsų centras. Tai jeigu trumpai apie mus, šiuo metu mūsų yra apie 120 žmonių, išsidėstę per 3 ofisus esam Lietuvoje. Pagrindinė, turbūt tokia labiausiai aktuali veikla yra pagalba valdant incidentus, incidentų valdymas. Didelių incidentų atveju galim teikti pagalbą subjektams. Tada registro valdymas, pažeidžiamumų paieška, pratybos, ganėtinai platus, kaip sakant, paslaugų spektras, apie kurį aš antroje dalyje paeiliui apie kiekvieną iš temų pakalbėsiu. Taip pat turim daug partnerių. Tai yra policijos departamentas, nes įprastai po vos ne kiekvieną phishingo atveju, tai kažkas pinigus prarado, tai dažnu atveju visą tai nueina į baudžiamosios teisės sritį ir ten jau sudalyvauja policija. Duomenų netekėjimo atveju valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, ką tik minėto badaro vaidmenį sudalyvauja, kartais ir baudas išrašo. Žvalgybos institucijos yra mūsų dideli partneriai, nes, kaip žinot, APT grupuotės dažniausiai jos yra state sponsored actors ir veikia už nedraugiškų šalių Lietuvai šešėlio. Ir nuo sausio turim naujovę Lietuvoje, Lietuvos kariuomenės kibernetinės gynybos valdyba. Tai čia galbūt toks atitaisimas su NATO struktūra įvyko Lietuvoje, nes iš esmės daugelis šalių tą turi. Vat kaip tik prieš kelias dienas buvau Lenkijos kibernetiniai valdyboje, tai ten galinga institucija, ten 1000 žmonių tarnauja. Tai va, tai toks yra architektūrinis vaizdas. Čia labai trumpai, turbūt į tuos 4 žodžius, kad mūsų kaip NKS tikslas yra, kad Lietuva yra atspari kibernetinėms grėsmėms. Sunku link to judėti, bet žingsnis po žingsnio, NIS2, kibernetinio saugumo įstatymas, tokie renginiai, kiekvieno subjekto indėlis vis artina prie šios vizijos mus ir tikimės, kad atkeliausim į tą rezultatą. Saugumo subjektais, kas jų laukia. Čia tokia labai supaprastinta laiko skalė. Iki balandžio 17 visi tie atrinkti subjektai gavo vadinamosios sveikinimo laiškus iš NKS, sveikinam, jūs tapot subjektu.
tuo pačiu ir teisės, ir pareigos, ir pagalba jums. Metus laiko subjektai turi laiko įgyvendinti organizacinius reikalavimus kylančius iš teisės aktų ir 2 metus techninius reikalavimus. Vėliau prasidės auditavimo etapas, tai vadinamieji patikrinimai, galim taip pavadinti, kaip prieš tai minėjote. Tai tokia paprasta skalė, bet jeigu apie šitą skaidrę išsamei, tai čia reikėtų taip valandos laiko apie kiekvieną organizacinį reikalavimą, tai slepias daugybę vidinių tvarkų parengimo, techniniai, tai atitinkamai techniniai reikalavimai, taip pat techniniai skirtingai yra, dalis yra skirtingo esminiam ir svarbiems subjektam, nėra, kad tai būtų vienoda. Šitoj skaidrėje šiek tiek turbūt ilgiau teks pakalbėti. Tai yra taip, kaip NKS mato Lietuvos kibernetinės gynybos architektūrą. Saugumo operacijų centrai, SOCai, yra šerdis visako, yra matosi 3 linijos, tai SOCai yra pirma gynybos linija ir mūsų siekiamybė, kad kiekvienas subjektas prie savęs turėtų SOCą arba įsigytų paslaugą, kuri užtikrintų SOC funkcijos vykdymą, arba tai darytų apsijungę. Tų kombinacijų teisės aktai paliko laisvę subjektam. Svarbiausia, kad subjektai pradėtų suprasti, kad jeigu sistema veikia, tai nereiškia, kad toje sistemoje nevyksta blogi dalykai ir kad reikia stebėti nuolat tinklus ir sistemų veiklą. Tai yra atlikti pagrindinę saugumo operacijų centro funkciją. Antroji gynybos linija yra sektoriniai informacijos dalinimas ir analizės centrai. Tai yra, kaip matot, punktyrinė linija, tai yra siekiamybė. Kai kuriuose srityse šiek tiek pavyko jau pajudėti finansų sektoriui, kartu su Lietuvos banku esam apjungę nemažai finansų sektoriaus dalyvių į sektorinį informacijos dalinimosi centrą, tai yra virtualūs centrai. Ne kažkokie fiziniai pastatai, patikslinu. Trečioji linijoje esame mes, nacionalinis kibernetinio saugumo centras arba CIRT-LT. Mes iš esmės apibendrinam informaciją, padedam didelių incidentų atveju, galim savo komandą siūsti, jeigu reikia, ir kompetencijų ugdymas ir sisteminimas informacijos. Tai čia yra toks tobulas vaizdas, kurio link norime ir judame. NKS įvairiais projektais, sakykime, prisideda viešajam sektoriui, šiuo metu padedam įsteigti 40 saugumo operacijų centrų įvairaus lygmens, tiek ministerijų pavaldumo, tiek savivaldos srityje, bet stengiamės įvairias Lietuvos veiklos sritis padengti, parodyti pavyzdį, pasiūlyti, nors čia ir labiau komercinis renginys, bet mes siūlom atvirojo kodo programinę įrangą, nes dažnai būna tas, žinokit, pinigų neturim. Tai mes siūlom atviro kodo, jeigu subjektai turi galimybę, visuomet sveikinam, jeigu randa geresnį ir gali įsigyti. Ir antroji pristatymo dalis per funkcijų vaizdą. Kas yra priskirta nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Iš esmės tokios 6 dalis – incidentų valdymas, grėsmės, spragos, mokymai pratybos, subjektų atitikties vertinimas ir veiksmų ir teisų apribojimas. Toliau prezentacijai vieną dalį praleisiu, tai yra paskutinė veiksmų ir teisų apribojimas, nes, kaip sakiau, tai yra kažkokia jau ultima ratio ir apie tai norėtųsi, kad nereikėtų kalbėti. Taip yra teisės akte numatyta atsakomybė, bet pradžioj dėkime maksimalias pastangas, tiek mes, tiek jūs, kad to neprireiktų. Kadangi atstovauju operacijų departamentą, tai pas mus yra incidentų valdymas ir tyrimas, tai turbūt tai dalį šiek tiek daugiau laiko skirsiu, kitas trumpiau pristatysiu. Taip, incidentų valdymas. Iš esmės, kibernetinio saugumo subjektai turi prievolę, o ne subjektai savanorišką teisę pranešti apie įvykusius incidentus, teikti ataskaitas apie jūsų valdymą. Mūsų komanda, gavusi informaciją, tą informaciją apibendrina, analizuoja, tam tikrų didelių incidentų atveju atlieka ir papildomus tyrimus
ir dalinasi tą informaciją, žinoma, nuasmeninta, apibendrinta su kitais subjektais, taip pat europinėme tinkle, CSIRT network'e. Na ir tam tikrais atvejais, jeigu matom, kad incidentas gali turėti poveikį kitiems subjektam, teikiam rekomendacijas mums žinomiem subjektam, kad užkirsti kelią dėl įvykusios situacijos ir sumažinti galimą žalą. Su NIS2 šiek tiek pasikeitė incidentų grupavimas. Seniau turėjom nereikšmingą, vidutinį, didelį berods. Dabar yra tokia sudėtinga savoka vos neįvykęs incidentas, apie kurį turbūt kiek žmonių paklausėm, tiek tų skirtingų nuomonių išgirstam, ką tai reiškia. Yra nedidelis ir didelis incidentas. Ant šios laiko skalės pabandžiau atvaizduoti, ką subjektas kibernetinio saugumo privalo daryti įvykus nedideliam arba dideliam incidentui. Didelio kibernetinio incidento atveju per 24 valandas turim gauti ankstyvąjį pranešimą. Tai yra bazinė informacija, kurioje atsispindi incidento jau žinomi esminiai dalykai ir informacija, ar tas incidentas turi tarp valstybinį poveikį, nes mums labai svarbu kuo greičiau pranešti šalims partneriams, jeigu tai gali paveikti jų sistemas ir tinklus. Per 72 valandas nuo incidento jau yra pateikiamas išsamus pranešimas apie didelį incidentą, o nedidelio incidento atveju tiesiog pranešimas. Nedidelio incidento atveju ankstyvasis nėra teikiamas. Jeigu incidentas yra suvaldomas, per vieną mėnesį yra pateikiama galutinė ataskaita, bet turim tokių incidentų, kurie gali tęstis pusę metų, metus ar ilgiau, kaip tai keistai beskambėtų. Tokiais atvejais kas mėnesį yra teikiama pažangos ataskaita, o kartais suvaldymo etape, norint operatyviau padėti, būna paprašoma pateikti tarpinę ataskaitą jau tada NKS nustatytais terminais. Naujovė, jog nuo balandžio startavom su nacionalinė kibernetinių incidentų valdymo platforma. Kokia yra esmė ir tikslas? Iki šiol visos pirmam lape, pirmoje skaidrėje minėtos institucijos kažkaip apskaitą vesdavosi atskirai, VDAJų savo, policija savo, mes savo, nors dažniausiai sukdavosi tema apie tą patį ir ne kažkokį unikalų incidentą. Tai platformos tikslas yra apjungti, kaip matot, žemiau NKS, VDAJų, policija, Lietuvos banką, ryšių reguliavimo tarnybą ir SOKUS subjektų, kad visi veiktų vienoje platformoje tą patį incidentą, iš esmės įvesti vieno langelio principą kibernetinių incidentų srityje. Ir tai leis mums turėti tikslesnę statistiką Lietuvos, sumažinti incidentų dubliavimą ir kiti pliusai. Šiuo metu platformoje dar nėra visų subjektų, bet pati platforma veikia, judam, derinam su institucijom ir manau, kad metų eigoje turėsim visus subjektus vienoje vietoje. Stebėsena ir grėsmių analizė. Regioninis kibernetinių grėsmių centras, vienas iš mūsų padalinių, nuolat stebi situaciją regione ir kartu ir pasaulyje ir rengia ataskaitas, kurias pagal temas, pagal kitus kriterijus pateikia subjektams. Taip pat turim threat hunting pajėgumą, tai daug operacijų nėra, bet čia nesenai buvo turbūt žiniasklaidai pranešimas, įvykdė operaciją Šiaulių Respublikiniai ligoniniai, ten įvairių radinių surado. Tai yra ilgas procesas, reikalaujantis didelio pasiruošimo, bet, sakykime, turbūt tokia viena iš priemonių, kuri gali padėti su IPT ir panašiai kovoti. Ir teikiam informaciją bendrai apie kibernetinę Lietuvos būklę. Spragų atskleidimas susideda turbūt iš trijų dalių ir mūsų tikslas yra, kad kibernetinio saugumo subjektai būtų pateikę apie save kuo daugiau informacijos mums, turiu galvoj IP rėžius naudojimus, domenus, kad mes savo registre
tą informaciją turėdami, nustatę pažeidžiamumą, spragą, iškart galėtume susijęti su tuo subjektu ir operatyviai gautų apie tai informaciją ir galėtų ją kuo greičiau užkardyti. Taip pat kolegos koordinuoja atsakingą spragų atskleidimą. Lietuva, jeigu neklystu, viena iš pirmųjų legalizavo šitą dalyką Europoje. Skaičiai galbūt nėra kažkokie įspūdingi, bet svarbiausia, kad aktyvūs žmonės turi legalų būdą, kaip ieškoti spragų ir prisidėti prie Lietuvos kibernetinės erdvės saugumo. Ir trečioji dalis apie spragas. Kibernetinio saugumo subjektams teikiam pažeidžiamumų testavimo paslaugą ir tai darom neatlygintinai. Tai šią paslaugą gali pasinaudoti kibernetinio saugumo subjektai, kurie visi yra įtraukti į XIS tinklą. Tai yra individualiai derinama paslauga, kurios apimtis, gylį susiderinam su subjektu ir pagal galimybės, pagal užimtumą tokius testus atliekam. Mokymai ir pratybos. Prieš tai buvo labai džiaugiausi tema apie higieną. Mes beveik visuomet visus pradedam, ne tai kad auklėti, bet akcentuoti, kad pradėkim nuo rankų nusiplovimo, kaip gyvenime, taip ir kibernetinėje erdvėje. Laikykimės kibernetinės higienos. Tai NKS turi parengę kibernetinės higienos mokymų platformą. Jis yra atvira visiems, jis yra online pavidalu, kiekvienas gali pasirinkti jam įdomią temą, pereiti klausimus, peržiūrėti medžiagą, išsilaikyti testuką, gauti sertifikatą. Kai kurios institucijos tiesiog privalomai savo darbuotojams tą kursą įdeda. Tai kaip matot, praeitais metais 65 000 vartotojų prisijungė ir atliko bent vieną testą ir kursą praėjo. Tai prie Lietuvos masto tai nėra didelis skaičius, bet džiugina, kad tiek vartotojų jau padarys mažiau klaidų kibernetinėje erdvėje. Kibernetinio saugumo mokymai vadovams. Kažkas prieš tai minėjo, kad vadovas tikrai negali žinoti visų tų sričių ir būti profesionalas, kai kalba pasisuka apie kibernetinį saugumą. Tai šie mokymai būtent ir yra skirti, kad subjekto vadovas jaukiau jaustųsi bendraudamas su CISO ar su IT žmonėm. Taip pat organizuojam pratybas. Kibernetinis skydas būtent yra kritinės infrastruktūros SOCų specialistam kas metus vykstančios pratybos, kurias šiais metais, kiek kolegos minėjo, patobulins, jos bus jau Trustex ir bus skirtos minėtam sektoriui. Jeigu gerai atsimenu, ar vandens, ar energetikos reikėtų pasitikslinti, bet bandysim apjungti sektorius, kad sektoriai labiau susibendrautų tarpusavį. Ir nuolat vykstančios phishingo simulacijos. Ten prasisuka 100 000 laiškų. Rezultatai kaip kada, kartais nelabai džiugina, bet po kiekvieno tokio sukrėtimo subjektai, manau, kad viduj pergalvoja, ką reikėtų patobulinti, prisiminti ir pagerinti. Ir kibernetinio saugumo subjektų atitikties priežiūra ir konsultavimas, tai šiuo metu šita funkcija labiau yra apie ką tik sudarytą registrą, apie bendravimą su subjektais, pagalbos teikimą jam, o vėliau jų pateiktos informacijos vertinimas, ar tie reikalavimai yra užpildyti, nes daug dalykų bus savideklaracijos principų. Tai tiesiog atsitiktinė tvarka tikriausiai arba dėl kažkokių įvykusių incidentų, dar tie kriterijai galbūt nėra iki galo išgryninti, bet bus kibernetinio saugumo subjektai patikrinami, kaip jiems sekasi laikytis reikalavimų. Dėkui.